4 dienos, 30 valandų kelionės automobilyje ir grįžau iš Poznanės. Tai dabar trumpai galiu apie Poznanę, apie ne patį miestą, nes aš nieko nemačiau, žinok, mes beveik nieko nepraėjom, nes grafikas buvo pakankamai rimtas. Mes išvažiavom turbūt apie 6 ryto, nu jo, 6 išvažiavau. Ketvirtadienį buvome pavakarį Poznanėj. Tai išėjom kelis barus, nuėjom pasižiūrėti, kaip ten kas yra po bokaliuką. Tada vakarinė dalis buvo susipažinimas, pasibendravimas. Nuėjom ten ir anksti išėjom, nes net nebuvo jėgų kažkaip. Bet pašnekėjom, žodžiu. Viskas gerai, fainai, susipažinom. Kitą rytą 8:15 taksi paėmė ir nuvežė į vietą, kur reikia. Tai prasidėjo 9 valandą maždaug ir visą dieną realiai su trumpa pietų pertrauka. Pirmą dieną pietus buvo košmariški, kažkoks karbonadas, bet nu taip blogai buvo, kad... Antrą dieną buvo visai kitaip, jau daug skaniau buvo. Nu, bet čia ir maistas. Tai žodžiu, pratesijavom, pirmą dieną išragavom ten nemažai, antrą dieną gerokai mažiau, tai mes pradėjom vėliau truputėlį, pradėjom turbūt 10 išvažiavom, po 10 truputėlį iš viešbučio. Ir tada anksti gana baigėm, tai toks grįžom į viešbutį, nuėjom į pagrindinę aikštę, žiauriai graži aikštė pagrindinė yra, tikrai labai graži. Tik tai visas perausta, aišku, tenais yra, bet apėjimas yra paliktas aplinkui. Ir šiaip visą Poznanę perausta, viską perdarinė, viską perkasinė, nu, ten rimtos rekonstrukcijos, sakant, jau kol 3 metai vyksta. Tai ir po to vėl vakarėlis buvo, tai toks, o po to ryte papusryčiavom iš vėl, anksti išvažiavom, tai 7 kokį išvažiavom ryte. Vakarė grįžom. Tas grafikas gana toks suspaustas. Dalyvavo 85 midus, 35 sidrai ir virš 200 alaus. Tai aš tik tai midų teisėjau, kadangi apie sidrą per mažai stipriai suprantu, alaus tam buvo teisėjaut gan labai daug. Buvo 6 teisėjai iš viso, kurie teisėjavo midų, buvo 3 lenkai ir 3 lietuviai. Pačiam superfinale teisėjavo 3 lietuviai ir 1 lenkas. Tas lenkas yra mano pažįstamas iš seniau, iš alaus laikų, tai Kingpin Bravoro Marikas. Labai kietas, maladės, labai gerai orientuojas, labai gerai gaudas, gerą uoslę labai turi, nu toks tikrai labai smagus su juo teisėjauti. Tai buvo visko, šiaip, kas, nu negaliu sakyti, kas laimėjo ir kokį skonį nenoriu sakyti, lietuviškai nieks neklauso, bet vis tiek. Taip, toks jau yra sutarimas, kad viešins po mėnesį, tai rezultatus tai nenoriu pasakot, bet pasakot, kokius aš gal labiausiai įsiminiau. Buvo vienas labai įdomus su braškim ir bananais. Įdomus jisai tuo, nu jis per saldus man tos braškiai gal kaip per daug yra, bet įdomu tai, kad tu jauti ne tik braškį, kartais jauti, o kartais ne, bet pat ir bananą jauti lygiai, kas bananą labai sunku palikti. Tai buvo toks tikrai, kur tu viską jauti, kas yra. Dar vienas buvo labai švarus, buvo labai fainas tradicinis midus su grikių medumi, nu bet toks nu nieko neprikiši. Jo, jisai ten gal ne toks įdomus, kai kam atrodo, bet labai toks, nu tikrai, man labai patinka švarūs stiliai, kur man tokie atrodo paprasti, bet dažniausiai vis tiek jie būna nelabai geri. Ir kaip ir Varšuvai panašiai, namų daug stipresni už komercinius. Tam yra daugiau priežasčių. Pirmas dalykas, gal ten ne visi komerciniai labai persistengia, bet kitas dalykas reguliavimo. Jiems labai daug yra visokių testų reikalavimų, kaip turi būti, kiek cukraus, kiek ko tenais juose. Nu ir jie ten labai apriboti yra. Namų aludai tuo neapriboti. Tai gal dar tas, tai visada, kai teisėjauju namų, labai laukiu, nes namų yra daug įdomiau ir daug daugiau gali surast dalykų. Ar buvo blogų, buvo, ar tikrai blogų, arba buvo tokių, nu, tiesiog apie nieką, bet kad labai sai blogų gal taip jau mažai buvo, ne tiek ir daug. Nu, bet labai smagus, patirtis begalinė, labai faina. Organizuota tikrai labai gerai, labai smagiai.
Ir jie turi lygiai per VAFą savo Festo Poznanį alaus ten renginį, didžiulį parodą ir festivalį. Red light camera ahead. Ačiū. Ir lygiai sutampa šiais metais tą patį savaitgalį. Truputėlį gaila gal. Nu, ir tada paviešinti visus laimėtojus. Tai va, bet organizacija tikrai fainai, viskas organizuota, viešbutis atrodo toks paprastas labai, bet viskas labai, nu, irgi net prie ko prikipti. Pusryčiai normalūs, skanūs ir viskas labai švaru, labai tvarkinga viskas. Nu, tikrai, nieko negaliu pasakyti blogo aš apie tai. Ir labai fainai. Ir dabar noriu pasakyti, prisiminiaugi tuo pačiu ir Varšuvos tą festivalį, kur didžiausias Europoje. Skamba labai gražiai, skamba viskas oho. Bet organizavimas jo yra, nu, ne pačio aukščiausio lygio. Plius, Varšuvoje tu viską susimoki pats. Tu susimoki kelionę, susimoki viešbutį, susimoki vakarienės visas. Gali atskirai, gali visas kartu pirkti. Tu už viską susimoki. Ir net atėjusi vakarienę, tu negauni gėrimų, gauni tik tai maistą. Reiškia, gėrimus turi atsivežti savo. Tai prieš 2 metus gėrimų buvo, nes tos, kur teisėjavo, atneždavo, o dabar to nebėra. Nes pirmą dieną teisėjauja mėgėjus, antrą dieną profesionalus, tai reiškia, tu atidarytus gali atnešti, jos gali vartoti žmonės. Bet taip nėra, viskas sukelia į paskutinę dieną, ten tų midų ten 800 ar kiek, tai neįmanoma net išragauti, net paragauti. Ir viskas sukiša vieną dieną. Nu, žodžiu, tai organizavimas ten tikrai yra prastesnis, mano manymu, Varšuvos negu šitas daug fainiau ir tvarkingiau viskas padaryta. Ir tai, kad tu turi Varšuvą viskas sumokėti savo, nu, yra blogai. Taip neturėtų būti, nes kai važiuoja į alaus festivalius, yra kelionė pats apsimoki, bet viešbutį, maitinimą, ten vakarėlius tau parūpina viską. Viską būna apmokėta dažniausiai. Gal ne visi vakarėliai, bet bent porą būna apmokėta ar 1-2. O čia nieko, visiškai nieko, net už vakarienę moki pinigus. Tai toks labai, pavyzdžiui, pietus duoda, tiesiog. Duoda pietus. Bet, nu, tai kodėl į Varšuvą važiuoji? Nu, važiuoji, nes susitinki su visais lietuviais, toks susitikimo vieta gaunasi. Tai yra viena, o antra yra, nu, patirtis vis dėlto nėra, medus nėra tas gėrimas, kur nealus, kur tu gali daug prisipirkti su draugais, išsidalinti ir pasiragauti. Medus vis tiek tu labai mažai jo atsigersi, nes dažniausiai yra tradiciniai saldus, didžioji dalis. Ir mes einam kitą pusę truputėlį. Tai ne tik kontaktai, aišku, kas labai svarbu yra, tikrai labai svarbu yra, bet tai, kad tu paragauji, tu lavini savo gebėjimus. Nes vienoje vietoje paragauji tikrai labai daug medaus skirtingo, tuo pačiu keli savo kvalifikaciją. Tai gal čia turbūt tokie argumentai, kodėl važiuosiu. Planuoju važiuoti ir šiemet. Bet jeigu tų festivalių daugies ir būtų, tai Varšuvą tikrai nevažiuočiau turbūt. Vien dėl to, kad, nu, nėra, tiek metų vyksta didžiausias festivalis, nesugeba rėmėjų surasti. Ir jo labiau, kad už midų, kurį teikia konkursui, visi susimoka. Tai aš dabar neprisimenu kiek tiksliai, bet dažniausiai yra maždaug tokia suma, kad už mėgėjų gal ten 3 eurai kokie, už profesionalų gal 450 eurų. Tai to prisirenka tų pinigų kažkiek, tai tikrai galėtų kažką ir organizavimas, aišku, salė kainuoja, viskas kainuoja. Bet tu esi didžiausias, tu kažkaip, mano manimu, turėtum spręsti tą reikalą. Čia tu viską parduodi. Kol važiuoja, turbūt taip ir bus. Tai va, bet Varšuvoje, sakau, didesnis gerokai ir kontaktų daugiau gauni negu čia. Čia toks gerokai mažesnis jaučiasi, bet organizacija geresnė, mano manimu.